Patikimiausia šalies serverių šaldymo skysčių sistema įdiegta viename iš 7 Baltic Data Center valdomų duomenų centrų. Jie atitinka net griežčiausiais patikimumo kriterijais besivadovaujančių bendrovių, tokių kaip finansų, valstybės institucijų ar mažmeninės prekybos įmonių poreikius. Šaldymo sistema yra viena iš kritiškiausių sistemų duomenų centre. Projekto metu mes padidinome esamos šaldymo sistemos lygį iki 4 aukščiausio lygio. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šiame duomenų centre veikianti šaldymo sistema, esant gedimui, jinai nesustoja, taipogi galima vykdyti ir planinius sustojimus, kurie neretai yra reikalingi duomenų centre. Tai centras visada išliks patikimas. Duomenų saugumui užtikrinti centre taip pat įrengti dubliuotas duomenų tinklas, nenutrūkstamą elektros tiekimą užtikrinantis maitinimo šaltiniai bei elektros generatoriai, priešgaisrinės sistemos. Atnaujintas duomenų centras pasižymi 2 labai svarbiamis savybėmis – dideliu patikimumu ir efektyviu elektros energijos naudojimu. Todėl galime pasiūlyti savo klientams perkelti savo informacinės sistemas čia ir laikyti jas saugiai, o taip pat su mažesnėmis sąnaudomis. Atnaujintame duomenų centre įdiegta vėsinimo sistema naudoja žymiai mažiau elektros energijos nei įprasti sprendimai, mat ji išnaudoja šaltą Lietuvos klimatą. Skystis aušinantis serverių spintas didžiąją metų dalį atvėsinamas tiesiog lauke, papildomai nenaudojant elektros energijos. Tai kasmet leis sutaupyti maždaug tiek elektros energijos, kiek jos vidutiniškai sunaudotų 100 šeimų. Teo įmonių grupiai priklausanti Baltic Data Center valdo 7 modernius duomenų centrus.